Labas visiems. Na ką, turim antrą dieną. Ir va šiandien ką mes turim? Šiandien mes turim kriptovaliutos. Kas tai? Tai triem temom pakalbėsim. Tai apie kriptovaliutas, jau šiek tiek vakar užsiminiau, tada pakalbėsim apie alt monetas ir tada pakalbėsim apie mi monetas ir galbūt dar pristatysiu NFT. Tai kas yra kriptovaliutos? Kaip ir vakar sakiau, kad kriptovaliutos yra skaitmeniniai pinigai ir jų tikslas buvo pakeisti fiatinę valiutą. Fiatinė valiuta tai vat yra šita valiuta. Popierinis, ne tik euras, apskritai tas, kas yra popierinis, yra fiatinė valiuta. Dabar tada iškyla klausimas, kodėl mes norim keisti fiatinę valiutą į skaitmeninę valiutą. Tai labai paprastas atsakymas, dėl to, kad valstybės gali spausdinti pinigus kiek nori, kada nori, kaip nori. Visa dabar ekonomika yra paremta skolomis. Tai nuo paprastų mažmenininkų, tai reiškia va, tokių kaip aš, jūs, tai yra va, telefonai lizinginiai, automobiliai lizinginiai, nekilnojamas turtas perkamas su banko paskola iki valstybinių lygių. Vienos valstybės kitom yra skolingi, taip pat Lietuva irgi yra skolinga. Čia niekom neįsiskiria iš kitų. Ir vat ką centriniai bankai, federaliniai bankai, ką jie daro, jie tiesiog nori užkištą skylę, prispausdina pinigų, bet mum vartotojams tai nėra naudinga dėl to, kad krenta vertė. Vat euro vertė krenta, dolerio vertė krenta, man atrodo, doleris iš viso yra nukritęs. Per 100 metų jis niekom nesiskiria, yra nukritęs per 98%. Jo vertė yra tiek nukritus. Tai įsivaizduokit, 98%. Tai įsivaizduojat, dabar jeigu mes esam vartotojai, tai kaip ir išeina, kad bankas yra mum, turi tarnauti mum. Tai mes samdom banką, kad bankas valdytų mūsų pinigus arba galėtume saugiai laikyti savo pinigus. Va taip va bankai susikūrė, kad saugiai galėtų laikyti kitų žmonių pinigus. O dabar gaunasi, kad jeigu mes samdom banką ir bankas gerai neatlieka savo funkcijos ir jeigu nukrenta per 98% valiutą, tai faktas jis neatlieka savo funkcijos. Ir žodžiu, vat, po paskutinės krizės 2008 metų susikūrė šitą pirmoji kriptovaliutą, tai yra Bitcoinas, Satoshi Nakamoto, niekas nežino, kas jis yra. Spekulacijų yra įvairiausių, yra spekulacijų, kad Elon Muskas yra susijęs su savo PayPal mafija, visa komanda prie šitos kriptovaliutos. Yra spekulacijų, kad čia CŽV, tai centrinė inteligencija, kažkaip netgi verčiasi Satoshi Nakamoto galima įprastinti kaip centrinė inteligencija. Tai reiškia, kad centrinė Central Intelligence organizacija, tas panašiai kaip CŽV. Visokių yra spekulacijų ir kaip Bitcoiną pardavė visuomeniai, kad tai bus nesusekiamas, saugus, bet svarbiausia, kad va, žmonės patys būtų atsakingi už va, šitą kriptovaliutą, už Bitcoiną. Ir dėja tiesa yra tokia, kad kiekviena transakcija, kuri įsirašo į blockchainą, yra atsekama. Ir anksčiau, tai kai piniginės adresai nebuvo susijęmi visiškai su žmogum, bet dabar visos platformos vis tiek reikalauja KYC, tai reiškia Know Your Customer, mes turim užpildyti duomenis, kai registruojamės ir panašiai. Reiškia visos transakcijos gali būti susekamos, nebent darom tam tikrus specialius veiksmus, kad tie pinigai būtų neatsekami. Ir yra tų būdų, kaip tai padaryti. Tai vat, kriptovaliuta yra skaitmeniniai pinigai ir vakar, kaip minėjau, tai yra skaitmeninis auksas.
tai yra vertės vienetas. Pastaruoju metu yra įvairiausių spekulacijų, netgi ChatGPT, jeigu klausėt, kad kriptovaliuta tiesiog dings, ypatingai bitkoinas, perauks kažkas kitas, jis nuvertės, nes jis nesukuria visiškai jokios vertės. Ir kad rinka šokinės viršų į apačią, tai yra normalu, kaip stock marketas šokinėja į viršų apačią, lygiai taip pat kriptovaliutų rinka irgi šokinės į viršų į apačią, bet kai kuriuose valstybėse, El Salvadore, tarkim, bitkoinas yra jau tiesiog legali valiuta, man atrodo, Kalifornijoje irgi yra priimamas kaip tikras pinigas. Tai, žodžiu, faktas yra tame, jeigu mes pakalbam faktais, tai yra kriptovaliuta, bitkoinas pats, kurios nebus daugiau. Tai sukūrė šitą FOMO scares, tai sukuria realiai tokį dalyką, kaip žmonių nori daugiau jį nupirkti ir valstybių ir institucijų, negu jo yra, automatiškai tai kelia kainą, pasiūlos ir paklausos dėsnis. Ir dabar, kai žmonės sako man, kad sugrius ir visai nebebus bitkoino, nes yra už jį daug geresnių kriptovaliutų. Tai pats pagrindinis esminis elementas, kad visos kitos susikūrė valiutos vien dėl to, kad bitkoinas turi tam tikrų trūkumų, tai buvo pirmoji moneta, tikrai turi tam tikrų trūkumų, bet faktas yra tame, kad valstybinių lygių yra supirkinėjimas. Tai Butanas supirkinėja, El Salvadoras supirkinėja, US turi supirkinėti, Lenkijos vienas iš politikų, kuris dabar balotiruojasi prezidentus, kalba apie strategic Bitcoin reserve. Tai vis daugiau ir daugiau šalių pradeda supirkinėti šitą skaitmeninį auksą. Tai nes jis nereikalauja kaip fizinis auksas kažkokios tai saugyklos, nereikalauja pergabenimo. Viskas yra tiesiog lengviau ir paprasčiau, tai yra vertės vienetas, kuris niekada nedings. 2140 metais būsim iškasę paskutinį bitkoiną ir jo kaina visada ilgalaikiai perspektyvų gali tik tai augti. Ir dabar, kai yra tokios institucijos kaip BlackRockas, Vanguardas ar kitos investavę milijardus arba Michael Sandler milijardus į šitą kriptovaliutą ir jiem tai veikia ir rinka yra stipriai manipuliuojama, tai kodėl turėtų sugriūti viskas? Tiesiog aš praktiškai nematau nei vienos loginės priežasties. Tai bitkoinas yra vienintelė kriptovaliuta, tai yra bitkoinas, skaitmeninis auksas. Galima jo turėti, aišku, jis vis labiau ir labiau darosi sunkiau prieinamas. Aš patį pirmąjį bitkoiną pirkau po 2500 kažkur ir dabar pažiūrėkit, kas darosi. Aišku, paskutiniam dienom rinka raudonuoja į apačią, bet vis tiek mes turim stiprų šuolį per paskutinis keletą metų. 30 kartų išaugo. Nuo to laiko, skaitykim, 40 nuo to laiko, kai aš pirmą kartą pirkau ir aš pirkau 2017 metų lapkritį. Tai kas čia yra? 18, 19, 20, 25, jau skaitykit, 8 metai, beveik net nėra, 7, 8 tik eina. Ką mes turim toliau? Kriptovaliutų istorija. Tai kriptovaliutų istorija aš jau papasakojau. Ir yra tokių istorijų, kaip pačioj pradžioj kažkas už 10 000 bitkoinų 2 pizzas užsisakė. Ir atsimenu pats dar buvau grįžęs į Lietuvą, UK anksčiau gyvenau, jeigu kažkas nežinot, buvau grįžęs į Lietuvą ir draugas sako, reikia pirkti bitkoiną. Čia dar seniau, kokie 14 gal metai, 15 ir sako, bet nebeapsimoka, nes jis ten iš 2 ar 3 dolerių šoko į 50. Ir mes sakom, jau nebeapsimoka, nes jau turėjo didelį šuolį. Pradėjom skaityti, kas iš viso yra ta kriptovaliuta ir mums
taip nesuprantama buvo ir tiesiog nepirkom. O atrodo būtume pirkę, čia, žinai, vienas sprendimas gali pakeisti labai daug visko. Tai lygiai tas pats dabar, kaip ilgalaikės investicijas darom. Tai prisimenu aš tą istoriją ir galvoju, kad vis tiek laikas yra pirkti. Ypatingai dabar, kai marketas raudonas, supraskite teisingai, Warreno Buffetto kvautas, galbūt ir vakar minėjau, kad kai visi yra godus, turit nerimauti, ir kai visi nerimauja, turit būti godus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kai visi perka, kai rinka žaliuoja, jūs turit pardavinėti. O kai visi bijo, rinka raudonuoja, jūs turit supirkinėti. Bet psichologija veikia labai įdomi ir mes vieną savaitę skirsim konkrečiai psichologijai. Ir paaiškinsiu, kaip reikia nusiraminti, kaip reikia identifikuoti. Bet žodžiu, neįsiplečiam, važiuojam toliau. Kas yra altcoinai? Dabar mes pažiūrėsim kitą dalyką. Altcoinai tai yra visos kitos monetos, kas yra ne bitcoinas. Tai bent važiuoja viskas į apačią. Aš šiandien net nežiūrėjau, mačiau, kad rašėte chatą, bet net nežiūrėjau. Tai įsivaizduokit, altcoinai yra tai visos kitos monetos. Binance yra altcoinas, XRP yra altcoinas, čia yra altcoinas, Ethereum yra altcoinas. Dabar tas top valiutas priskiria irgi prie kriptovaliutų kaip Ethereum, Tetherį, XRP, BNB, Solana. Bet realiai visos jos yra altcoinas. Viena kriptovaliuta yra tik tai BTC. Toliau, kaip uždirbti iš altcoinų. Tai geriausias būdas uždirbti iš altcoinų yra tiesiog susirasti projektus. Ir vakar aš rodžiau kai kuriuos, susirandat projektus ir juos investuojat. Vakar rodžiau šitą Bitterson ir kaip nekeista, šiandien jis krenta, bet jis per paskutinės 7 dienas turėjo šuolį tokį. Duosiu vėl tą patį pavyzdį. Tai visą šitą kelią galima supirkinėti. Nuo praeitų metų vidurio buvo galima supirkinėti. Dollar cost average, tai reiškia DCA, dollar cost average, yra tiesiog vidurkis. Jeigu aš noriu investuoti, daleiskim 10 000, aš niekada neinvestuosiu 10 000 vienu metu į šitą vietą, nes čia gali jis pakristi stipriai. Čia vos ne dvigubai buvo nukritęs. Tai įsivaizduokit, jeigu kiekvieną savaitę aš po 1000 investuoju, tai man vidurkis vis tiek ir gaunas maždaug apie 300. Ir jeigu čia būčiau investavęs, aš čia jau galiu išsiimti pelną, nes čia pasiekė all time high arba bent jau šalia 7.14, pažiūrim, ką mes čia turim, 7.30. Labai arti buvo, labai arti. Tai aš būčiau pasižiūrėjęs į šitą 7.30 ir būčiau prie kokių 6.90 nusimetinėjęs ir laukęs kainos korekcijos. Ir dabar mes liūdim, nes marketas raudonuoja, bet iš tikrųjų, ką mes turim padaryti, mes turim supirkinėti. Ir man labiausiai iš visų strategijų yra pasitvirtinus ir kaip aš esu daugiausiai pinigų uždirbęs, tai yra, tarkim, ką mes darėm su tais meme coinais, kai rinka neraudonavo, tai yra viena strategija, kur generuodavo pinigus. Tai reiškia cash flow, tas pats kaip ir versle, jis yra kaip pinigų generavimas iš karto. Ir kitas dalykas yra ilgalaikis investavimas. Tai su altcoinais išsirenkat monetas iš tų 9
kurias esu pateikęs. Iš tikrųjų reikia failą ten įmesti. Ir pasiskaitot, pasidomėt, galit neskubėti, kantriai palaukti, aš dar padarysiu konkrečiai video apie kiekvieną monetą, viena iš jų yra BitTensor, kokie yra niuansai ir panašiai, kokios perspektyvos, kokie fondai investuoja, kokios kompanijos, jeigu tarp kitko čia Microsoftas yra labai stipriai investavęs šitą projektą irgi, dėl to jo market capas 3 milijardai jau dabar yra, bet per 18% įsivaizduojat nukritę. O, nukrito dar labiau. Tai čia yra puikus būdas dabar pirkti, puikus būdas uždirbti pinigus. Tai žiūrėkit, įsivaizduokit, kas dabar bus, jeigu jūs supirkinėjat šito kitų būdų. Tai čia yra kapitalo kaupimas ir didžiausią dalį aš vis tiek savo pinigų laikau šitokiose didelėse monetose. Yra viena maža dalis, 20%, 15 gal procentų, su kuria žaidžiu trumpais pardavimais, pirkimais, pardavimais ten mes su tais meme tokenais. Bet va čia ką aš darau, tiesiog kiekvieną savaitę įnešu pinigus. Čia jau prasideda investavimas, o nebe spekuliavimas. Labai gaila, kad kripto rinkoje investavimas eina visada antras. Pirmiausia eina spekuliavimas, nes žmonės nori greitų pinigų čia ir dabar. Bet jeigu norit jūs saugiai investuoti, jūs turit kiekvieną savaitę ar mėnesį tiesiog mest pinigus čia. Ir tarkim, aš po 2018 šito krešo sunkus metas tiesiog man buvo. Ir kai buvo sunkus metas, pajamų buvo mažiau, aš vis tiek kiekvienai savaitę neždavau, nesvarbu, bent 20 eurų vis tiek įneždavau, kad neprarasčiau įpročio investuoti. Buvo savaičių, kaip įneždavau po 2000 ir buvo savaičių, kai įneždavau po 20 eurų, bet esmė tame, kad tik dėl to, kad nepamesčiau šito investavimo. Ir kai 21 vėl buvo dar vienas bulius ir tada man pasijuto, nes aš 3 metus stabiliai kiekvieną savaitę nešiau ten pinigus. Tai kas man gavos? Gavos, kad aš ir pritaupiau ten, ir tą, ką aš pritaupiau, dar padauginau. Ir tada buvo galima įsitraukti ir susigrąžinti visus pinigus ir dar daugiau, ką buvau praradęs 2018 metais. Tai žodžiu, su altcoinais geriausia strategija yra DCA, Dollar Cost Average. Aš suprantu, kad mes norim pinigų čia ir dabar greitai, bet lygiai taip pat labai svarbu yra rizikos valdymas ir turit skaidyti. Negali dėti visų pinigų į vieną, kaip sako, nedėkit visų kiaušinių į vieną krepšį, tai čia lygiai tas pats, diversifikuoti reikia. Didžioji dalis įeina visada į ilgalaikį investavimą. Stabiliai dedat. Ir kita yra dalis, su kuria žaidžiat. Ir ten, kur jūs žaidžiat, tam monetom, ten yra didesnė rizika ir didesnis apdovanojimas. Dėl to ta suma, kurią dedat, turi visai jums nieko nereikšti. Turit omeny, kad jeigu prarastumėt, nebūtų labai didelios tragedijos. Bet klaida ir yra, kad jeigu mes dedam vieną sumą, laimim, dedam kitą sumą, laimim, o einasi, dedam daugiau ir tada pralaimim ir tada susigadinam viską. Tai geriau yra nusistatyti savo ribas, kiek jūs investuojat. Čia konkrečiai kalba apie mūsų sistemą, prie kurios prieisim, bet aš jau biškiai įsiplėčiau. Paskui bus visi failiukai ir visos taisyklės, kaip ką mes darom. Tai su altcoinais geriausias būdas yra uždirbti tada, kai jūs stabiliai investuojat ilgą laiką, kiekvieną savaitę, po biškutį deda ir laikot ne platformose, tiesiog nusiperkat, persisiunčiat į savo šaltą piniginę ir kai ateina laikas, siunčiat atgal platformą, pasiduodat ir įsigryninat savo pinigus. Arba netgi pačioj šaltoj piniginėje jūs galite swapus daryti. Jeigu pakyla monetos, jūs swapinat į stabilias monetas, tai USDT, USDC. Dabar, kiek supratau, Europoje
bus iš biržų išimta USDT, nes ten yra amerikiečių kompanija, pasivadinus kaip Amerikos doleris, USDT, bet realiai ten yra privati kompanija, tai nieko bendro neturi su Amerikos dabartinė valiuta. Tai žodžiu, tai va čia yra būdas, kaip uždirbti šalkoinų, jis yra geriausiai pasitvirtinęs ir jeigu pasiklausysit kitų influencerių lygiai tą patį pasakys, kad didžiausi pinigai yra ne spekuliuojant, o tiesiog investuojant. Kas yra meme monetos? Dabar nueinam CoinMarketCap, meme monetos yra, jeigu paspaudžia memes, iškart pirmoji Dogecoin, tai yra meme moneta. Pažiūrėkit, all time. Irgi neturėjo. Čia buvo geras, 2.1. Įsivaizduokit. Va čia sakiau supirkinėti. 2.17. Čia sakiau supirkinėti. Ir kas manęs paklausė, iš kelių šimtų, 100 tūkstančių čia buvo, įsikešino. 800 svarų buvo įdėti va šitoj vietoj ir atsidarė piniginę ir žiūri 140 tūkstantukų. O toje vietoj per kitą bulių, kai išlaukė. Čia mes nuvažiavom į apačią. Va čia visas tas kelias irgi, kada reikia susipirkinėti. Tai kaip žmonės bijo tų raudonų dienų, turi suprasti teisingai. Aš tai džiaugiuosi, kad jos yra. Ir su kriptovaliutom nerekomenduoju išeiti vieną kriptovaliutų dirbti, bent jau ne kol išbūsit 2 bulius. Tai reiškia, vieną bulių čia matėm, kitas va čia artėja, pranašauja, kad bus 5 metais, šiais metais. Va žiūrėkit, čia yra šitas pakilimas, tapatinamas su šituo. Po jo buvo smūgis į apačią ir paskui vėl didžiulis šuolis. Tai čia dabar šitas pakilimas tapatinamas su šituo pakilimu. Tai iš principo aš tai džiaugiuosi, kai būna bear marketas. Dėl to, kad per bear marketą eina supirkti daug vertės geros monetų. Paskui čia galima įsikešinti. Ir meme monetos. Tai yra Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Official Trump. Trumpas netgi yra 4 vietoje iš meme monetų, įsivaizduojant. Meme monetos, tai Dogecoiną čia pradėjo Elon Muskas ir jau įrodė. Pasižiūrėkit, 30 milijardų dabar marketo kapitalas. Jeigu mes pažiūrėsim, kiek maksimumas yra buvęs. Maksimumas. Padarykim taip. Market cap'o maksimumas, koks yra buvęs? 28, ne 75 milijardai. Mes visai čia nesenai turėjom 62 milijardus, įsivaizduojat. Čia yra oras, už jo nestovi joks produktas. Žmonės tiesiog tiki šitą idėją ir investuoja pinigus į tai. Kaip Trumpo tiki investuoja, kaip Floki tiki investuoja, Melania Min, Official Melania Min. Ir visi investuoja. Labai marketas paraudonavęs. Tai meme monetos yra tiesiog, tarkim, toks žmogus kaip Elon Muskas, jeigu pažiūrėkit, kiek yra followerių, ne? Elon Musk. 220 milijonų. Jam užtenka kokią nors nesąmonę padaryti. Mes duosim jums gyvų pavyzdžių. Deksas.
kadangi Elon Muskas turi $220 milijonų sekėjų, jis padaro kokią nesąmonę ir visi kaip išprotėja. Paskutinį pavyzdį duosiu. Kiekius Maximus. Čia Solanas, atsiprašau. Vat Ethereum. Paskutinis pavyzdys. Pažiūrėkit, koks šuolis buvo su Kiekius Maximus. Čia netgi iki čia šovė, bet neužsipildė žvakė 400 milijonų. Tai dabar Elon Muskas žaidė žaidimą ir jis labai žaidžia kompiuterinius žaidimus ir žaidė žaidimą ir pasivadino savo personažą Kiekius Maximus. Ir kai jis pasikeitė savo vardą į Kiekius Maximus čia, šitą monetą, aišku, tų analogijų sukuria labai daug, bet iš karto šoko labai greitai. Gruodžio 21 dieną, sausio 1 dieną 400 milijonų. Ir čia žmonės pradėjo jau parsidavinėti, nes jis tam žaidime, kaip šitas personažas mirė, ir žmonės pradėjo parsidavinėti. Tai čia ir yra meme moneta. Tai dabar yra dvi strategijos, kaip mes uždirbam pinigus. Sekam naujienas, stebim, dėl to pas mus šitam Discord yra pajungtas Watcher Guru ir straipsniai, kurie eina ten, jie nebereikalo eina, kad mes sektume naujienas. Ir kokia nors naujiena ateina, mes numatom, kad gali būti tam tikros monetos šuolis į viršų. Tai va, strategija yra iššokti su pirma banga ir kai matom, jau kai pradeda visi parsidavinėti, mes tiesiog parsiduodam ir pamirštam šitą monetą. Toliau Trumpo moneta irgi lygiai tas pats. Trumpo official. Iš tikrųjų mes galim čia surasti. Lygiai tas pats. Pažiūrėkit, čia kaip šoko. Tik atsirado sausio 18. Kaip šoko į viršų. Pasiekė kapitalą 15 milijardų tik paleidė. Ir viskas važiuoja į apačią. Dabar kas dažnai būna su tom monetom? Jeigu jau iššokat čia viršui, jau viskas galite atsisveikinti su pinigais. Nes po pirmo šuolio dabar kas tendencija kokia vyksta, kad biržuose, centralizuotose biržuose, kaip ateina šitą monetą į centralizuotas biržas, vis šitie mažmenininkai irgi pradeda traukti likvidumą. Ką tai reiškia? Jie tiesiog šortina šitą monetą, šortina ir ištraukia likvidumą iš jo. Pirmiausia, čia su šuoliu nusitraukia investuotojai didieji, o paskui jau šortina mažmenininkai. Tai va, 3 dieną, jau kai pradėjot, tarkim, paleido čia 18 dieną, 21 dieną, 20 dieną, jau tai 18, 19, 20, 3 dieną jau reikėjo nebelysti šitą monetą. Viskas. Labanaktis, kaip sakant. Jo, 18. Tai va, yra meme tokenai ir papasakau, kaip uždirbti iš meme tokenų. Mes tiesiog meme tokenam, pasikartosiu, jau girdėjot ir iš Viliaus, iš manęs, grafai, techninė analizė, trumpalaikiai perspektyvų galima numanyti, jie kils į viršų ar į apačią, bet iš principo neveikia, viskas yra paremta naujienomis. Išeis kažkokia naujiena, gera, šausi viršų, išeis bloga, šausi į apačią ir važiuos taip stipriai, kad nebus gerai. Dabar utility tokenai, gali būti utility tokenas ICP, kažkaip noriu parodyti.
Čia yra utility tokenas. Utility tokenas yra tas tokenas, kuris turi už savęs kažkokią technologiją. Tai reiškia arba dirbtinį intelektą, arba kažkokį blockchainą, kur sprendžia kažką. Vat ir jeigu mes jungsim World Computer, ICP, tai čia galima kurti išmaniuosius kontraktus. Čia irgi yra įtrauktas dirbtinis intelektas. Gerai, kas dabar yra utility tokenai? Utility tokenai yra, kas yra utility monetos, koinai. Tai utility koinai yra tie koinai, kurie turi kažkokią technologiją už savęs ir sprendžia kažkokią problemą. Tai reiškia, yra tikra įmonė su tikrai žmonėm ir su tikra technologija. Bet yra vienas mažas bet. 99% yra skemų. Tai kodėl žmonės perleidinėjo labiau į monetas, dėl to, kad šitie utility tokenai jie dažniausiai irgi apgaulės. Kai buvo utility tokenų sezonas, tai realiai, daleiskim, puikus pavyzdys AI. Visos monetos, kas susiję su AI, kai pasirodė AI, kai, pavyzdžiui, paleido šitą ChatGPT ir viešai publikai buvo paleistas, pradėjo kurtis labai daug naujų monetų su AI, nes buvo šita AI naratyva. Naratyva tai yra tai, kas trendina visam pasauliui. Ir žodžiu, bet kokią monetą, kurią leisdavo ir žodis būdavo AI su jie, visos monetos uždirbdavo pinigus. Buvo toks sezonas kriptovaliutų laikotarpį, bet žmonės prarado pasitikėjimą, nes 99% jų apgaulės. Dabar žmonės yra tingus ir nesidaro tos paieškos, pamatydavo, oi čia su dirbtiniu intelektu ir mes valiau važiuosim. Tai vat, ką iš mūsų folderių turim, irgi ICP irgi yra utility tokenas. ICP irgi yra utility tokenas. Moneta, tiksliau, visas ICP, galit paskaitinėti, ką čia reiškia, irgi susijęs su dirbtiniu intelektu. Tai įsivaizduokit, net developeriai kurdavo netikrus appus, konferencijos dalyvaudavo, filmukus apie technologiją, kuri neva veikia, nors jos realiai nėra, ir kuo komanda ilgiau sugebėdavo meluoti, tuo daugiau pinigų patraukdavo investicijų ir paskui daugelis iš jų irgi sugriūdavo. Tai su kriptovaliutom yra labai volatilu, kaip uždirbti iš utility tokenų. Tai čia lygiai tas pats, mes tiesiog investuojam, aš jau pasakau apie šitą Bitensor, tai čia irgi yra utility tokenas, tai nėra kriptovaliuta, tai yra utility tokenas ir geriausias būdas uždirbti tiesiog investuoti į jį. Ir jeigu žinot, kad Microsoftas yra investavęs čia didžiulius pinigus, kelis šimtus milijonų, tai ar nebūtų verta jum irgi investuoti. Reiškia, vis tiek žino apie šitą technologiją kažką daugiau arba tiki ją. Ir čia yra tikras, galite ir white paperį pasiskaityti, ir GitHub'e kodą pažiūrėti tikriausiai, ir Discord'e visą bendruomenę, ir X'e, kas vyksta, čia turės tikriausiai labai daug sekėjų irgi. Nėra taip daug, kaip galvojau. Ok. Apibendrinimas. Tai ką apibendrinimas? Mes pakalbėjom dabar apie kriptovaliutas, altcoinus ir memecoinus, ir noriu dar vieną terminą pristatyti jums, NFT. Jeigu mato čia, ką reiškia NFT? Non-fungible tokens. Tai reiškia, kad čia skaitmeninis menas yra, reiškia, tarkim,
Jeigu mes perkam, internete galim multiplikuoti labai daug kartų copy-paste kažkokias tai nuotraukas, paveiksliukus, wallpaperius ir panašiai, o NFTs yra užprogramuoti, kad jų yra tik tai vienetiniai modeliai ir vat kokios yra jų kainos. Vat šitas numeris, tarkim, 1137 yra iš NFT kolekcijos, tai yra skaitmeninis artas, kurio kaina yra 8 Ethereum. Įsivaizduojat? Vat ir yra visos kainos. Jūs lygiai taip pat, kai perkat kriptovaliutą, ir čia NFT sezoną mes irgi turėjom, 2021 metais irgi buvo galima, ta prasme, uždirbti iš NFT pinigus, tai va, tarkim, tokioj platformoje kaip OpenSea. Aš galiu parodyti jums, tiek daug visko yra šitoj rinkoje, kad wow. Tai va, yra OpenSea ir yra net Lil Pudgy, įsivaizduojat, net yra tokių monetų, kur kainuoja kosmosą. Kelias šimtus Ethereum. Kur aš čia mačiau šito? Ai, čia volume tik tai rašo. Bet iš principo, ką mes čia darom. Ir be šito turim. O vat įdomu, kad jie turi savo kolekcijai 8880. Žemiausia kaina 8 eteriai už vieną paveiksliuką iš šitos kolekcijos. Ir jis yra tik tai vienas. Ir daugiau. Ir jis yra tik tai vienas toks paveiksliukas, va, šitie buvo vieni iš pirmųjų irgi. Ir pasižiūrėkim, čia yra, va, prieš valandą kažkas už tiek nupirko. View more. Matot, koks vienas skaitmeninis paveiksliukas, kiek gali kainuoti pinigų. Mat, 18 Ethereum. Tai yra NFT. Irgi norėjau pristatyti, skaidrės nebuvo įtraukta, bet realiai tai yra skaitmeninis artas, skaitmeninis menas vienintelis. Tai yra skaitmeninis menas vienintelis, koks gali būti. Mat, jie turi irgi 10 000 kolekciją. Ir jį įsigijus, jūs tampat savininkas šito. Ir kai rinka važiuoja į viršų, yra įmanoma jį parduoti už daugiau. Nes patys pirmieji tikrai nebuvo perkami už tokias didelės sumas. Bandau surasti išskirtinai didelį kažką tokio. Bet įsivaizduoju, čia po 30-40 tūkstančių. Tokie paveiksliukai kainuoja. Tai va, toks va tas mūsų kripto pasaulis. Aš su jumis noriu atsisveikinti. Ir iki rytojaus.